Jei žiūrite šį filmuką, yra nemenka tikimybė, kad greitai galime susitikti Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate. Šis video savotiškas ABC apie tai, kaip vyksta aukščiausio lygio karpininkų varžybos, kas leidžiama, o kas ne, kokia įranga būtina ir taip toliau. Iš karto įspėjame, jei tikitės išgirsti bei pamatyti įvairiausius sportinius triukus ir paslaptis, tai šioje medžiagoje to nebus. Kalbėsime apie kertines taisyklės, kurias nenori, bet žinoti reikia. Kai jos nugula į pasąmonę, veiksmai tampa automatiniai, o sektoriuje sportininkas tiesiog pradeda veikti kaip gerai suderintas, dėl komandos rezultato kovojantis vienetas. Į reglamento eilučių smulkmenas taip pat nesivelsime. Jei ieškote tikslesnės ir platesnės informacijos, viską rasite LKA interneto svetainėje www.laukarpis.lt skiltyje varžybos. Reikia pabrėžti, jog taisyklių pakeitimai vyksta kasmet, todėl prieš startuojant jas būtina paskaityti ir atkreipti dėmesį į naujos redakcijos korekcijas. Svarbu paminėti, kad Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas vyksta pagal FIPSET, Pasaulinės sportinės žūklės federacijos gėluose vandenyse taisykles ir jų atnaujinimus, jei tokie būna. Tai svarbu dėl vieno ir esminio epizodo. Pasibaigus eiliniam šalies čempionatui, sezono prizininkų trejetas sudaro pasaulio čempionato rinktinę. Kai metai iš metų sportininkai varžosi pagal tą pačią tvarką nacionalinėje atrankoje, patekę į pasaulio čempionatą, jie nebejaučia jokio streso ar diskomforto. Kaip ir pasaulio čempionato, taip ir visos Lietuvos čempionato etapų varžybos trunka lygiai 3 paras. Tai yra 72 valandas be jokių pertraukų. Visas 72 valandas bet kokia išorinė pagalba yra draudžiama, išskyrus maisto pristatymą. Be daugybės niuansų, ypač svarbu žinoti varžybų signalų reikšmę. Jie praneša apie laiką, kurio metu galimi arba draudžiami konkretūs veiksmai sektoriuje ar už jo ribų. Nuo 2026 metų sezono Lietuvos čempionate, kaip ir visose oficialiose FIPSET karpininkų varžybose, įsigalioja 5 signalų tvarka. Pradėkime nuo to, jog signalas gali būti virtualus. Tai yra, jis gali būti perduodamas per oficialią uždarą varžybų dalyvių ir teisėjų pokalbių platformą ar programėlę. Signalas gali būti ir garsinis, kaip antai petardo šūvis, ar signalas sukurtas pneumatinėmis ar kitomis techninėmis priemonėmis. Kokio tipo signalas bus duotas, sportininkai ir komandos informuojamos prieš varžybas. Svarbiausios signalų reikšmės. Iki pirmo signalo galima susinešti daiktus prie sektoriaus ribos. Šalutinė fizinė pagalba nėra draudžiama, tačiau patekti į sektorių bei ruošti įrangą yra draudžiama. Privaloma sulaukti pirmo varžybų signalo. Pirmas signalas nuskamba likus lygiai 2 valandoms iki varžybų starto. Po pirmo signalo sportininkai gali įeiti į sektorių ir pradėti ruošti varžybų įrangą. Sektoriuje fiziškai dirbti gali tik 2 sportininkai. Jau po pirmo signalo pašaliniai asmenys, išskyrus teisėjus ar kapitoną pasaulio čempionato metu, į sektorių patekti negali. Jei prieš startinėme 2 valandų laiko intervale sektoriuje yra teisėjai ar kapitonas, sportininkams padėti fiziškai jie negali. Labai svarbi detalė. Iš karto po pirmo signalo galima pradėti dugno markiravimą. Iki varžybų starto kitas surinktas ir paruoštas meškeres primygtinai rekomenduojama nusukti nuo vandens, nestatyti jų ant gaudymo stovų atsuktų į vandenį. Antras signalas praneša apie varžybų startą. Pradedama atgalinė varžybų laiko atskaita. Trečias signalas nuskambės negreitai. Jis bus duotas iki varžybų pabaigos likus 15 minučių. Ketvirtas signalas reiškia varžybų pabaigą. Privaloma kuo skubiau ištraukti visus gaudymo įrankius ir rekomenduojama nusukti juos nuo vandens.
5 signalas nuskamba praėjus 15 minučių po varžybų pabaigos. Šis laikas skirtas ištraukti iki 4 signalo užkibusias žuvis, kurios yra įskaitomos, jei sportininkai spėja tai padaryti per 15 minučių nuo varžybų pabaigos. Po to, kai ištraukėte burtus ir atvykote į savo sektorių, svarbu žinoti, kaip veikia jo ženklinimas ir kokios taisyklės jame galioja. Sektoriaus išmatavimai. Plotis 15 metrų, o ilgis nuo vandens linijos į krantą 12 metrų. Minimalus atstumas tarp kaimyninių sektorių, jei tokie yra, gali svyruoti tarp 20–60 metrų. Pasaulio čempionate įsivyrauja papildomi sektorių žymėjimai, ženklinantys žiniasklaidos bei žiūrovų zonas. Bet dabar pertekline informacija neapsikraukime. Svarbu žinoti, kad šoninės sektoriaus ribas žyminčios juostos į vandenį ne visada žiūri idealiai tiesiai. Dažnu atveju sektorius gali būti pasuktas, o tai reiškia, kad būtina stebėti, kokią kryptį rodo linija. Mat ji įsivaizduojama ir toliau tęsiasi vandenyje tiek, kiek galite užmesti. Tai svarbu dėl vienintelės priežasties – jaukinti, žvejoti ir traukti žuvį galima tik savo koridoriuje, kuris yra 15 metrų pločio, kaip ir šoninės sektoriaus kraštinės. Sektorius – tai ne tik jūsų kranto lopinėlis, tai kartu ir vandens akvatorija, kurią riboja bei kryptį nurodo ženklinimo juostos krante. Savavališkai pakeisti sektoriaus kryptį ar žvejoti už sektoriaus ribų yra griežtai draudžiama. Visi žūklei reikalingi daiktai bei palapinės privalo būti išdėstyti sektoriuje pagal komandai patogią vidinę tvarką. Visą varžybų laiką, nuo starto signalo iki paskutinės pasvertos žuvies, abu komandos nariai privalo dėvėti specialias varžybų organizatoriaus išduotas liemenes. Jos teisėjams padeda identifikuoti, kad bent vienas sportininkas yra sektoriuje. Nes, esant įvairioms aplinkybėms, vienas komandos narys laikinai gali palikti sektorių. Nesant force majeure aplinkybėms, palikti sektorių visiškai tuščią, bent akimirkai pasišalinti abiem komandos nariams yra griežtai draudžiama. Atsiklausę, per jūsų sektorių tranzitu praeiti turi teisę kitų komandų dalyviai ar svečiai. Jie taip pat privalo dėvėti atitinkamas liemenes, kurios išduodamos organizatoriaus. Dažniausiai dėl vandens telkinių krantų ypatumų taip būna tik Lietuvos čempionate, nes pasiekti kai kuriuos sektorius įmanoma tik kirtus kaimynų teritoriją. Be atskiro leidimo į sektorių patekti teisę turi varžybų organizatoriai, teisėjai, generaliniai varžybų rėmėjai, vandens telkinio savininkas, nuomininkas ar jo atstovas bei žurnalistai. Komanda Lietuvos čempionate sudaro mažiausiai 2 žmonės. Komanda gali turėti ir atsarginį narį, kuris privalo būti užregistruotas dar prieš pirmą atrankos etapo startą ir jis negali būti keičiamas viso čempionato metu. Varžybų metu atsarginis narys sektoriuje būti negali, o tamsiu paros metu nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandų ryto privalo pasišalinti nuo vandens telkinio. Atsarginis žaidėjas per varžybas vieną kartą gali pakeisti pirminėme sąstate startavusį komandos narį. Jei etapo metu atsarginis komandos narys budi prie sektoriaus, jis taip pat visą laiką privalo dėvėti atsarginį žaidėją identifikuojančią liemenę. Šiuo metu galiojančios Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato taisyklės byloja, kad įskaitinės yra 2 žuvų rūšys – tai karpiai ir baltieji amūrai, sveriantys ne mažiau kaip 1,5 kilogramo, jei papildomos varžybų taisyklės nenumato kitaip. Kiekviena sugauta žuvis iki svėrimo privalo būti saugoma atskirame žuvies laikymo maiše. Viena žuvis, vienas maišas. Svėrimo metu kiekviena žuvis taip pat sveriama atskirai ir teisėjams užfiksavus rezultatą
iš karto paleidžiama atgal į vandens telkinį įsitikinus, kad ji yra sveika ir gyva. Jei svėrimo metu žuvis iškrenta ant žemės, skiriama geltona kortelė. Jei sugauta žuvis žūsta, komandai skiriama raudona kortelė ir komanda yra diskvalifikuojama iš varžybų. Fotografuotis su žuvimi galima tik teisėjams stebint. Fotografavimo metu žuvį laikant rankose draudžiama stovėti pilnu ūgiu. Tai rekomenduojama daryti virš saugaus mato pritūpus ir nors tai nėra aprašyta, idealiu atveju virš vandens. Ypač svarbus epizodas. Jei po 4. arba 5. varžybų signalo sektoriuje yra sugauta nesverta žuvis, atsipalaiduoti taip pat negalima, kol teisėjai nepasvers ir neužfiksuos rezultato, o paskutinė žuvis nebus paleista ir toliau veikia visos taisyklės galiojančios varžybų metu. Tai reiškia, kad draudžiama nusivilkti dalyvio liemenes, abiems nariams draudžiama pasišalinti iš sektoriaus, draudžiamas bet koks neoficialių asmenų patekimas į sektorių. Kokią buities ir gaudymo įrangą sportininkas privalo turėti varžybų metu, Lietuvos čempionato taisyklės neapibrėžia. Tai yra kiekvienos komandos reikalas. Daugiau kalbama apie tai, kaip toji įranga gali būti naudojama arba ne. Tačiau jei kalbame apie būtiną turėti sąrašą, štai keli esminiai dalykai. Maksimalus gaudančių, užmestų įrankių kiekis 2 žvejams yra 4 meškerės. Jos gali būti rikiuojamos ant vieno ar ant kelių atskirų stovų arba kiekviena meškerė ant atskirų stovelių. Varžybų metu tikrai neapsieisite be atsarginių meškerių. Jų papildomai sportininkai turi po 2-4, visada atmatuotas ir paruoštas greitam permetimui. Meškerės turi vieną ir pagrindinį – ilgio apribojimą. Jos negali būti ilgesnės nei 4 metrai. Jaukinimui būtina turėti bent 1-2 sunkiasvorės spūt tipo meškerės. Tenka susitaikyti, nuo dažno jaukinimo ir perkrovų jos neatlaiko pačiu netinkamiausiu momentu. Todėl taip pat verta turėti bent 2 pakaitinius jaukinimo meškerykočius. Labai svarbu turėti bent 1 markiravimo, dugno skenavimo meškerę. 2 dar geriau, tuomet su komandos draugu daug greičiau suprasite, kur galima prisirišti, pradėti jaukinti ir gaudyti. Taip pat taisyklės leidžia laikyti 2 užmestus markerius, jei tarkime norite tiksliai matyti savo gaudymo koridoriaus ribas vandenyje. Visos atsarginės gaudymo ar jaukinimo meškerės privalo visą laiką būti nusuktos nuo vandens, nesvarbu kokioje – vertikalioje ar horizontalioje padėtyje jos bebūtų. Tam tikslui verta turėti specialius stovus, kad meškerės netrukdytų vidiniai sektoriaus logistikai bei įrankių saugumui. Atsarginių meškerių stovai gali būti įvairių konstrukcijų ar tipų, jie nėra apibrėžti ar kitaip ribojami. Kiti būtini buities elementai, be kurių neišsiversite. Bent viena patikima palapinė talpinanti 2 žmonės, 2 kėdės, bent 1 gultas poilsiui, keli pilni aprangos komplektai pagal laikmetį, patikima apranga ir avalynė nuo lietaus. Varžybos trunka 72 valandas, todėl tiek minimaliam poilsiui, tiek komfortiškam pojūčiui šie dalykai yra pirmos svarbos. Žuvies jaukinimui neišsiversite be baltyminių kukulių svaidyklės, liaudyje vadinamos kobra, ir savaime atsidarančios jaukinimo raketos spombos. Kadangi bet kokios priemonės, pavyzdžiui, nuotoliu valdomi elektriniai laiveliai, pneumatinės ar hidraulinės svaidyklės yra draudžiamos, šie 2 įrankiai yra ypač svarbus. Kiekvieną varžybų naktį nuo 19 iki kitos dienos 8 valandos ryto triukšmingas jaukinimas pasitelkus kaušus, laidynės, krabus, raketas, bombas yra draudžiamas. Naktį vienintelis prietaisas jaukinti žuvį yra kukulių svaidyklė kobra. Jei ritės, stovo ar kobros techniniai parametrai nėra reglamentuojami, tai dėmesį vertėtų atkreipti į graibštus.
Dažniausiai yra naudojami trikampio formos minkštų rėmo kraštų ir apvalūs ar pusapvaliai graibštai kietų lanko rėmeliu. Nesvarbu, kokio galvos tipo graibštą benaudotumėte, jam galioja minimalaus dydžio ribojimai. Minimalus atstumas tarp graibšto kraštinių plačiausioje vietoje privalo būti ne mažesnis nei 70 cm. Toks matmuo yra nustatytas FIPSET taisyklėse dėl žuvies saugumo. Kilus įtarimui, varžybų metu teisėjas šį matmenį bet kada gali patikrinti. Primygtinai rekomenduojama vengti graibštų su didelės akies tinkleliu, kuris nupintas iš valo, virvelės ar kitos grubios medžiagos. Graibštą rekomenduojama naudoti kuo tankesnį, nupintą iš minkšto sintetinio, gumuoto audinio. Kai kalbama apie masalus, verta pastebėti, kad turimo jų kiekio varžybose taisyklės nereglamentuoja. Tai reiškia, kad jų tipo, kvapų, spalvų ar dydžių galima turėti neribotą kiekį. Tačiau sportinėje karpių žūklėje vis tik yra keli svarbiausi akcentai. Pirma, masalai negali būti gyvūninės kilmės. Sliekai, musės, uodo trūklio lervos ir kiti gyvi plikyti ar skandinti gyvos kilmės masalai yra griežtai draudžiami. Masalui naudoti galima gamyklinius arba savos gamybos, skęstančius, plaukiančius, tirpstančius baltyminius kukulius, wafter tipo masalus, granules, riešutus, grūdus, grūdų ar vabzdžių imitacijas. Antra, masalas gali būti tvirtinamas tik ant plauko sistemėlės prie kabliuko. Bet koks kitas masalo pateikimas yra griežtai draudžiamas. Leistinas jaukų kiekis vienoms varžyboms komandai Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate taip pat neaprašytas. Nors FIPSET pasaulio čempionate jaukų limitas vienoms varžyboms vienai komandai yra, jis aiškiai apibrėžtas iki 200 kg. Tačiau remiantis know-how, tokio jauko kiekio niekas nesunaudoja, nes tai nėra nei praktiška, nei efektyvu. Todėl Lietuvos čempionate jaukų kiekio apribojimų ir nėra. Jaukinimui galima naudoti įvairias grūdines kultūras, granules, baltyminius kukulius, skysčius, tigrinius riešutus, birius jaukus. Jauko komponentai, kaip pavyzdžiui grūdai, gali būti žali ar termiškai apdoroti, išmirkyti ir taip toliau. Bet koks vientiso, liaudiškai tariant, cielo gyvūninės kilmės elemento įterpimas į jauką yra griežtai draudžiamas. Tačiau reikia pastebėti, kad pilnai sutrintas gyvūninės kilmės jauko elementas yra leidžiamas. Skirtingai nei feeder disciplinoje, sportinėje karpių žūklėje pateikti jauką prie kabliuko bet kokio tipo šėryklėlės pagalba taip pat yra draudžiama. Tam tikslui leidžiama naudoti vandenyje tirpstančius įvairių dydžių, talpos ir diametrų PVA maišelius arba PVA kojines. Dažniausiai Lietuvos čempionate sutinkamos sistemėlės tradicinės ir ko gero jums gerai pažįstamos. Tai klasikinė sistema, kai pavadėlis yra tvirtinamas iškart už svarelio, inline, kai svarelis kabinamas ne ant segtuko, o veriamas tiesiai ant valo, ir helikopterio sistema, kai pavadėlis ant pagrindinio valo fiksuojamas pasirinktame aukštyje virš svarelio. Kiek rečiau, bet tikrai naudojama ir zigrig sistema, kai masalas nuo svarelio yra pakeliamas į pasirinktą vandens sluoksnio horizontą. Dažniausiai naudojami svareliai yra kulkos formos dėl gerų aerodinaminių savybių, kurios leidžia ne tik toli, bet ir tiksliai užmesti masalą į tašką. Visi suprantame, kad net didžiausi sportinės karpių žūklės meistrai savo įgūdžius lavina visą gyvenimą, nuolat atranda kažką naują, o apie tūkstančių subtilybių internetai kalba ir kalbės, iki kol gyvuos žmonija. Mes pasižiūrėkime paprasčiau, kokių pirminių įgūdžių reikia startui Lietuvos čempionate. Metimas. Užmesti masalą ar jaukinimo spombą sportininkai dažniausiai linkę būdu, kuris paprastai vadinamas metimu per galvą. Tai tolimas ir tikslus metimas. Tiesa, FIPSET
Ir Lietuvos čempionato taisyklės nedraudžia kitų užmetimo būdų, kai masalą ar jauką norima pateikti nedideliu atstumu arba kažkur palei žolių ar kranto liniją. Metimo distancija. Norint varžytis su stipriausiais, jūsų numetamas masalo atstumas turėtų būti ne mažesnis nei 100 metrų. Nors tokio reikalavimo nėra, kitą kartą užtenka ir 60–80 metrų atstumo, tačiau esant įvairioms kranto linijos ar kaimynų spaudimo aplinkybėms, jo gali prireikti. Štai pavyzdžiui, patekti į Lietuvos rinktinę gali tik tos čempionato prizininkų komandos, kurios įvykdo 3 įrankių metimo normatyvą. Kiekviename Lietuvos čempionato finale būsimieji rinktinės nariai spombą, masalą bei markerį privalo numesti toliau nei 150 metrų, neišeinant iš žūklės koridoriaus. Valo matavimo greitis – veiksnys ne ką mažiau svarbus. Didelis greitis matuojant valą yra ypač reikalingas, kai sektoriuje sustoja ir aktyviai pradeda maitintis bei kepti žuvis. Atsitinka taip, kad tokio sprogimo metu baigėsi atsarginės atmatuotos meškerės ir norint neprarasti momento, reikia vėl skubiai permesti į tikslų tašką tiksliu atstumu. Štai tuomet ir praverčia greito matavimo įgūdžiai. Siekiant nelikti turnyro lentelės apačioje, analitiniai sportininko sugebėjimai faktorius ne ką mažiau svarbus nei raumenys tolimo metimo metu. Gebėti įvertinti ir žaibiškai prisitaikyti prie daugybės nuolat besikeičiančių gamtos, kaimyninių sektorių elgesio, žuvies migracijos faktorių tikrai nėra paprasta. Šiuos įgūdžius stipriausi sportininkai lavina visą savo karjerą. Gebėjimas matyti ne atskiras detalės, o bendrą vaizdą vienu ar kitu varžybų momentu yra ko gero didžiausia kiekvieno karpininko siekiamybė. Šio video metu apie galimas baudas, kurių tvarka galioja Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato varžybų metu, jau šiek tiek užsiminėm. Čia galioja įspėjimo, geltonos ir raudonos kortelių tvarka. Labai išsiplėsti apie tai, kada ir už ką nuobaudos skiriamos, čia tikslo neturime. Svarbiau ko gero, kokios yra vienos ar kitos nuobaudos pasekmės. Gavęs įspėjimą, žinok, kad esi po padidinamuoju teisėjo stiklu, kad kažką padarei ne pagal taisykles, jei tai padarei ir netyčia. Pakartotinis įspėjimas gali baigtis geltona kortele. Geltona kortelė komandai užtraukia nemalonę bausmę, vieną papildomą baudos tašką prie etapo rezultato. Svarbu ir tai, kad geltonos kortelės galiojimas baigėsi tik čempionatui pasibaigus. Tad, kad būtų vaizdžiau. Jei čempionato metu komanda pirmame etape gavo 1, o kito etapo metu dar 2 geltonas korteles, jos yra sumuojamos. 3 geltonos kortelės automatiškai virsta raudona kortele ir komanda yra diskvalifikuojama. Toks atvejis nėra užfiksuotas, tai tik paryškintas pavyzdys, kaip veikia kortelių sistema. Na, o raudoną kortelę galima gauti ir iš karto. Jis skiriama už ypač grubius taisyklių pažeidimus. Vienas tokių – žuvusi sugauta žuvis. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksime jūsų Lietuvos sportinės karpių žūklės atrankoje. Labai tikimės, jog šis filmukas įnešė daugiau aiškumo apie bazinius dalykus, galiojančius oficialių varžybų metu.